Sveiki visi žiūrintys laidą Vėlamgalio kablys atostogas, tebesitęsio vasarą Klaipėda. Mūsų tikslas Kuršių marios ir šiandien vėl mes plaukiame kartu su savo geru laidos bičiuliu Raimiu, jo kateriu, kurio tikrai nekartą plaukiame ir į Baltiją, žvejoti lašišų ir šiemet vėlgi žvejojame ešerius. Žiūrėsime, kasgi pakito Kuršių mariose. Žvejojom prieš gerus 2 mėnesius ir visai įdomu, ką dabar galime ten pagauti. Einam sveikinti su ekipažu ir pirminį marės. Sveiki. O va, mūsų kapitonas, kurio mes tikrai pasitikim ir žinom, kad žvejyba bus geras. Sveikas, Vuginiau, ką tu čia darai? Mutavor daryti. Supratau, gerai. Aš jums pasakysiu gerai, visą laiką išeini iš Klaipėdos uosto, visada kažkas tave laukia įdomus ir gražus nuotykiai. Dažniausiai kol kas dar vasara ir kapitonai sako, kad jūroje menkės kimba, bet kol kas mažas, dėl to jūrą mes galvoju atidėsime vėlesniam laikui, bet būtinai bandysime ten mūsų mėgstamus Lucky John guminukus, nes jeigu jos valgo starkiai, jeigu jos valgo ešeriai, tikrai turi jos valgyti menkės. Bet tai bus vėliau, o dabar į Kuršių marias. Kaip jau sakiau, šiemet čia jau buvome, bet situacija kiekvieną dieną čia keičiasi. Tai iš jūros ateina žuvis, tai išeina, viskas priklauso nuo srovių ir šiandien žiūrėsime, kokia srovė. Ir aišku, kapitonas patars, kokią žuvį bandyti šiandien gaudyti. Aišku, orientuojamės starkis ešerys, bet kurios bus daugiau, viskas bus aišku pradėjęs žūklę. Dabar laukiame Raimio, kuris mus nuves į savo tikras geras vietas. Jie čia visi atkalė. Kiekvieną tašką žino, kiekvieną griovelį perkritimą, kaip pastatyti laivą, nes vėlgi tai yra subtilu. Atvažiavus vienam, sukūrus savo valtį ar katerį, nėra taip paprasta. Dėl to mes geriau plaukiam su patikimais žmonėm ir žinome, kad bent jau tikrai gerai praleisime laiką. Lyg tai viskas paruošta, pradedam ieškoti, kaip ir kiekvieno žvejybai. Atradimo ir paieškojos džiaugsmas. Gumų turim daug, variantų daug ir bandysim aiškintis, kas čia šiandien turi tikti žuvį. Kiekvieną kartą žvejodami mes džiaugiamės, kad turime pakankamai daug variantų tam, kad galėtumėme išbandyti ir rasti tos dienos kibiausius masalus. Iš tikrųjų, taip daro begalė žvejų ir jie turi labai daug įvairiausių masalų, kuriais bando ir, kaip matote, netgi radikaliai skirtingai su Eugenijum bandome, kad įsiaiškintumėme, kokios spalvos, kokie masalai, kokios formos ir dydžiai turėtų šiandien dominti starkius. Taip, mūsų kapitonas pasakė, kad daugiau šansų šiandien pagauti neblogų starkių ir tai mes dedame viltis. Vis dėlto pavasarį žvejodami mes gaudėme ne pačius didžiausius starkius, iš tikrųjų kibo tie vadinamieji vietnamiečiai, kelių šimtų gramų starkiokai ir dėl to teko savo žvejybas greitai pergalvoti ir mestis gaudyti pakankamai stambius ešerius, nors jie lygiai tokie patys smagus. Na, štai pirmasis, kai visą laiką pakarta kapitonas ir starkio dydis iš karto mus džiugina. Vadinasi, šiandien turėsime gerą, gražią žvejybą, nes štai tokio dydžio žuvis jau vadinamosios imamas ir ją žvejoti iš ties įdomu. Ypatingai srovėje, mariose, tada, kai jos lupa prie dugno, bando išplėšti spiningą iš rankų ir daro viską, kad pradžiugintų meškeriotojai. Kaip visą laiką mūsų kapitonas pirmas, kai atsidarinėja. Pirmas. Visus starkius jis gaudo. Pilaus. Ate.
ne toks kaip kapitono, bet svarbiausia pirmas. Ir jau nebe tie mikrovietnamiečiai, kai mes gaudėm čia pavasarį. Jau su tokiais smagu kovoti. Va, krankteilas. Toksai aš jį tik tai nukandu, kad jis daugiau kvapą paleisti. Paleidžiam. Graži žuvis. Ding! Toksai. Aš įsilgstu tą smūgį. Nedažnai mes tos starkius gaudam. Šiaip ramičiai žmonės būna, kurie kaip įlipa pavasarį ar ne į šitą vietą, į tas marias, taip turbūt tik tai žiemą ir išlipa, ar ne? Nu, iš tikrųjų, jo, žmonės yra marininkai, kurie mariuose žvejoja. Mes dar tą jūrą išplaukiam, o žmonės į smiltelės išplaukia jie starkius, ešerius. Ir visą gyvenimą. Ir visą gyvenimą, ir stipriai pažengia, ir supranta, ir tie starkiai jos atpažįsta, ir kimba. Na, dėl atpažįsta, neatpažįsta, bet jau mūsų kapitoną Ramį, tai starkiai tikrai atpažįsta. Mes jau tuom įsitikrinome žvejybos pradžioje, kai jis iš karto pirmų metimų pagavo visai neblogą žuvį ir toliau lygiai taip pat gražiai tęsiasi. Jeigu kalbėti apie žvejybos techniką, na, galima bandyti įvairiausią, sakė Ramis, netgi tą vadinamąjį ne tik džigavimą, bet žvejoti bandant daužyti guminuką vienoje vietoje dugną, vadinamąjį dropshotą, tačiau vis dėlto, kai yra pakankamai didelė srovė, guminuko atkelimas ir vedimas į save, Kuršių mariose kol kas duoda geriausius rezultatus. Jeigu šiandien pastebėjote, beveik visos žuvis kimba tik tai ant galvakablio, tai yra starkiai jau paaugėję, didesni ir jie maitinasi stambesniais masalais. Norisi priminti, kad Lietuvoje galima imti starkį nuo 46 cm. Jeigu jūs jau sugalvojate imti žuvį, tai 46 cm, kitaip pakankamai svarbi ir rimta bauda. Vienas starkis berods apie 5 ar 300 litrų. Tai va, turėkite omeny galvodami apie tai, kad nelegalius starkius arba tiek, kiek jums nereikia, Lietuvoje galima pagauti 5, tikrai paleiskite atgal. Paleidimas daug daugiau džiaugsmo, o žvejyba iš tikrųjų žvejojame mes ne dėl mėsos, ne dėl to, kad priluptumėme ten tos maišų žuvies. Tiesiog, kad jaustumėme štai tokius smūgius, gražiai vestumėme žuvį ir džiaugtumėmės. Džiaugtumėmės gera žuvimi, kuri gyvena Kuršių mariose. Labai norėjau pabandyti šitą, nes praeitą kartą, jeigu atsimenat, Janas ant šitų buksi šedų, netgi va tokio dydžio gaudė puikiai ešerius. Aš šiandien galvoju, tarakonas, ne toksai, bet iš principo, kas juos pabandė, starkių žūkliai būtent buksi šedus, tai sako, kad iš tikrųjų labai smagus dalykas, nes būtent tie šoniniai, tie atsikišimai, jie labai gražiai virpa. Ir tada, kai atrodo likti jau starkis neaktyvus, bet kimba, ant jo realiai kimba. Kaip dabar ką tik pamatėt, pasikeičiau specialiai tokį tarakoniuką ir tuing. Bet spalva šiandien dirba kažkokios visiškai neaiškios. Tai rausva, tai tamsi, bet iš principo iš šviesumą viskas link krantų. O giliai, aišku, mes šiandien bandysim dar galvoju ir mažuosius masalus, nes su starkiais liktai viskas tvarkoj. Kapitonas parodė, viskas aišku, pagauti galima. Smagumo yra, bet aš vis laukiu, kada man lieps paimti mažą meškerį rankas, nes ten toksai lengvas, tai čia jau kas būna. Bet, aišku, pabandysim dar pagauti vieną kitą, gal ir didesnį starkį.
Vėliau seneliai pasisekė. Nors tai buvo ne banginės, bet žuvis. Parodyk, ant ko pagavai. Štai ant tiogos rudos. Eugenijos mėgstamas spalva, nesakysi, ką jin panaši, bet tai yra tioga. Bet aš paslaptį žinau dabar. Kokia? Reikia mutabor pasakyti. Sakyk tu, mutabor, sakyk. Pamatysi. Jisai metė starkius, prigaudė greit daug didelių starkių, metė pasiėmė mikro masalus ir pradėjo gaudyti ešerius. Ką dabar daryti, nebeaišku man. Viskas normaliai. Dabar ką, jau man viskas ir aš noriu. Aš noriu ešerių gaudyti. Mikromasalais įdomiau 1000 kartų gaudyti, negu tais galingais kotais. Juhu! Pagal stuksenimą gal ir ešerys toks. O gal aš starkiukas. Na. Bet tai nerealus kaifas. Gaudyti su labai plono žuklės įrankiu, nedideliu mikromasalo. Atiduok mano gumą. Juhu! Bet Raimio ešerio paskatintas aš dirbsiu toliau. Čia nerealus. Mikromasalinių kotų, kai viskas labai plona. Mažinsi kažką tai kirsti. Kai niekada nežinai ką. Spaudžia prie dugno kažkoks starkiukas. Tokie starkiai Kauno mariose standartas. Pas jau Lucky John'u negaliu labai pavadinti super mikromasalą, bet mano mėgstama tioga, to labiau, kad Laimė sakė, kad čia gyvena dabar stintelių metas, tai va tokia skaidri, panašiai stintelė. Toks starkiukas. Žiauriai gerai pat taip valeisti atostogas. Kaip pasiliksti spinigai, kai atsibosta šiek tiek karpiai, atsibosta feederis, atsibosta... Norisi kažką tai tokio per galą gauti. Tai čia ideali vieta. Ideali. Tai va, kas yra tas valgomas gumas, mes turbūt 1000 kartų kalbėjom, bet dar vėl noriu priminti apie jas, nes iš tikrųjų pakankamai įdomus revoliuciniai masalai, kurie prasidėjo Lietuvoje prieš gerus 2 metus. Na, prieš 3, kas pirmieji pradėjo gaudyti, bet po to prasidėjo jau tikrai masiškas vežimas ir dabar Lietuvoje begalė guminukų, kurie vadinami valgomi ir kurie kvepia ir kurie vilioja žuvis. Šiandien mes dirbame su pačiais įvairiausiais ir kaip matėte pirmoji mūsų laidos dalyje, mes tikrai bandėme daug.
atradome vieną kitą kibesnį modelį, bet jeigu kalbėti iš tikrųjų, kuom jie yra įdomus, tai visų pirma, Lucky John guminukai, tai yra išdirbtas Latvijų variantas ir iš ties kuom ir kodėl jas yra valgomas, gal pasakys tų guminukų išрадėjas. Съедобная резина – это приманка, которая пропитана не только с аттрактантом, но внутри, в структуре силикона, разработана специальная формула, которая придает приманку вкус. Если вот сейчас посмотреть, да, тогда человек свободно может открыть пачку с резиной, вот, и сам протестировать, да. Приманка имеет реального вкуса, да. Ну, в данной ситуации этот шримп, на русском это креветки. Tai vai, kaip supratote, kad tai nėra tik tai skystėje pamerktas guminukas, o būtent 60% viduje yra pačio attraktanto, dėl to yra specialiai porėta guma, kurioje tas attraktantas laikosi. Ir kaip matėte, ašgi netgi, jeigu noriu labai paryškinti gumos kvapą, jo skonį, tai aš netgi paimu ir nukandu, kaip matėte, gabaliuką. Iš tikrųjų, gal ne taip atrodė, kad jisai ten valgomas, kaip valgė mūsų draugas iš Latvijos. Turi sūrų, tokį labai stiprus sūrų skonį, kai jį atkandi. Bet aš manau, tuo metu, kai meti į vandenį ir vieną antrą kartą pravedė toje pačioje vietoje, jisai tikrai skleidžia pakankamai daug kvapo ir tai tinka žuvimis. Apie variantus man labai sunku kalbėti, nes iš tikrųjų kiekviena žvejyba pasiteisina vis kitokie. Pirmose žvejybose mūsų dirbo daug ryškesnės, raudonesnės spalvos, tai buvo pavasaris, dirbo krankteilai, štai tokių labai ryškių, aiškių vyšnių spalvų, braškės spalvų. Po to vėlgi, kaip pamenate, mes gaudėme Tiogumi Šventoje ir gaudėme būtent tokiais labai skaidriais guminukais. Dabar vėlgi skaidrių guminukų metas, nors kartais patamsintų, nes Kuršių mariose dabar jau paaugusi stintelė, stinta, kuri išneršė Minijos, Nemuno aukštupiuose, grįžinėja dabar į Baltijos jūrą ir jau tokia pusiau paaugusi ir tai yra pagrindinis dabar maistas visų žuvų, netgi jos valgo ne tik ešeriai, starkiai, valgo ir karšiai, ir žiobriai, ir visos kitos žuvis. Ir daugiau dabar orientuotis tokias skaidresnės spalvas reikėtų. O iš tikrųjų, kiekvieno meškeriotojo asmeninis reikalas, kokias spalvas susiras ir ant kokios kibs. Tai tokia mūsų pirmoji dalis. Aš galvoju, metas jums pailsėti. O antroje dalyje, po antros dalies žvejybos, gal mes daugiau pakalbėsime apie žuklės įrankius, apie rytes, kurie šiandien naudojame, pakankamai geros, stiprios, naujos rytės. Ir apie tai po pertraukos. Žodžiu, kai Rami sakė, kad reikia keisti masalus, tai realiai reikia ir juos keisti. Eugenijus ant baksišedos skaidraus pradėjo gaudyti, ant jogos aš užsidėjau visiškai skaidriai didelį jogą tokią. Ir svarbiausia, kad taip atrodo, kad jie liktai ir dingo kažkur, tai, bet pakeitė masalą. Ir yra. Kas tai džiugina, kad visą laiką reikia judesį daryti, nes jeigu vieną pasimsite gumą drošį, kas pas mus labiausiai priprasta, balta galva, juoda nugara. Din visą dieną. Ne, fantazuoti reikia žvejybai. Raimis juos gaudo mikromasalais, aš mikromasalais pasportavau, prigaudžiau
kaip matėte, starkių. Nedidelis starkių kalną, bet va, mūsų mėgstama žuvies, kurią aš galvoju, mes gaudysim ilgai ir nuobodžiai nuo rugsėjo iki pat gruodžio mėnesio, nes mikromasalų metas ateis, rugpjūčio pabaiga, rugsėjas išėrėjai visur ir ežeruose, visur pradės burtis į didelius būrius, maitintis prie žiemą ir tokios žuvies mes turėsime begalę. Bet šiaip malonu tokia žuvis. Eugenijau, kaip tau šiandien mūsų žvejyba? Nu, mano pirmi legalūs starkiai. Ir iš vis, kaip sakytų mūsų draugas Šaras, Amerika. Amerika. Va, žiauriai geras laikas, aš kaip jau sakiau, mes dar kvailiojam, atostogaujam ir labai rimtai žūklę nežiūrim, nes iš tikrųjų dar paskutinis vasaros mėnuo, kas pliaže, kas su draugiam, kažkur tai, kas kavinėse vakarais dar šoka. O mes kaip visada žvejojam. Ir šiandien buvo nerealiai graži diena, kaip nebūtų keista, Raimis pats sakė, kad starkiai pasirodo šiemet kimba visą sezoną. Būna taip, kad jie sukimba ten, pavyzdžiui, birželio mėnesį, paskiau numiršta, o šiemet kimba puikiai, ar ne, Eugenijau? Nu, matomai taip. Ir taip, mes šiemet tik antrą kartą gaudame, realiai praeitą kartą mes su tavim su Raimiu gaudėme ešerius, daugiau didesnius jo. O dabar tie smūgiai, tas toksai spaudimas. Smaguma. Apie rytes. Mes norim šiek tiek apie įrankius, nes iš tikrųjų visą sezoną ieškojom gerų ryčių. Ieškojom gerų, tvirtų, patikimų ryčių. Ir dabar aš jau galiu duoti galvą nukirst, kad spiningų rytes mes radom. Panašu, kad radom ir iš tiesų artėja ta psichozė vadinama, kurią mes išbandysim. Dėl lašišų, kai visi bus pamiršę. Aš manau, kad va šita, būtent šitos rytės 40 dydis, tai tikrai rodu. Tikrai pasiteisins, tikrai nenuvils. Žinau, kas jau pernai bandė ir tai bus tikrai vadinsis, manau, kad lašišinė patikima rytė. Šiaip iš tikrųjų man palieka pakankamai įspūdinga tokias labai tvirtos rytės įvaizdį. Jos pats padarimas ir gale jaučiasi tokia, kad su ją galim gaudyti starkius, lydekas, lygiai taip pat lašišas. Galima džigauti jūrai menkes, kas yra labai fainai. Ir iš tikrųjų, šiandien vėl mes bandėme kotus, Salma Tioga, kurių kitais metais, aš manau, bus užversta Lietuva. Bus daugiau, nes iš tikrųjų jie labai pasiteisino šiemet įvairiuose žvejybose, kiek štai tas starkinis variantas, tiek va tas mažiukas variantas, mikromasalinis, kuris man labai patiko. Jo, apie mikromasalinius mes kalbėsim, vėlgi nauja rytė RTX 30, kuri labai lengvutė. Iki 200 gramų skirta mikromasalam, bet apie tai mes tikrai kalbėsim, šiemet gaudysim dar daug ešerius, o Eugenijus išbandė Savagyro, Dano kotą. Jo, puikus kotelis, man tikrai patiko. Jautrumas, aštrumas. Puikus, tikrai jauti kiekvieną, tą ir didesnį, mažesnį. Savagyras vėlgi Danai, vėlgi specializuojasi starkių ešerių lydekų žūklė ir jie renka būtent tokius kotus, kaip pastebėti šiandien mes gaudėme vėl neilgais kotais, ką rekomenduojam visiems daryti iš valčių iki 2,30 m, nes nereikia ten to pagalio masikuoti, kuo lengvesnis kotas, tuo smagiau žvejybai, ar ne? Tai viskas, Eugenijau, dėkui tau šiandien. Ačiū tau. Atrodo, mes čia, aišku, gal per naglai, bet atostogos tęsiasi, šiandien sakau, nei žvyno, nei degos, susitiksim lygiai po savaitės. Bandykit Kuršių marias, bandykit su Raimiu, ieškokite jo, jį galite rasti internetinėme puslapyje trolling.lt, ten rasite jo telefoną ir jis būtinai jūs išves iš tikrai gerą, smagią starkių žvejybą. Ir ne tik starkių, menkių, lašišų. Žodžiu, kapitonas, už kurį aš atsakau. Nei žvyno, nei degos, lygiai po savaitės.